svečias iš Lenkijos, advokatas Jerzy Kwaśniewski, skaitys pranešimą tema Šeimos teisių konvencijos paktas, nauji pagrindai tarptautiniam šeimos integravimo stiprinimui ir demografinės politikos plėtrai. Prašom. Thank you very much. And thank you very much for your recommendations expressed in the end of the previous speech. Rekomendacijas, kuris girdėjome prieš tai būtume pranešime, tikrai buvo puikios rekomendacijos. Dėkuoju už tai. Aš tikrai jaučiu, kad šiandienos konferencijoje tikrai pasieksime tikrai vertingų rezultatų. Ponios ir ponai, dabar yra lemiamas momentas ir mes tą suprantame, būdami čia. Mes esame tokiame etape, kuomet mūsų tautoms gresia išnykimas, kadangi šeimos politikai nebėra skiriamas prioritetas. Tačiau tai tapo labai aktualu mūsų tautų, mūsų kultūrų, mūsų ekonomikų ir demokratijų išlikimui. Net ir iki šios dienos buvo kalbama apie statistiką, apie rodiklius, apie krizes, apie šeimos politiką ir šeimos politikos krizes mūsų šalyse. Na, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą lygmenį, tai yra į konkretų pasiūlymą imtis veiksmų tarptautiniu mastu. Tai yra apie galimybę sukurti tarptautinę šeimos politikos koaliciją ir veiksmingą duomenų bazę šioje srityje. Tad norėčiau paraginti jūs palaikyti konvenciją skirtą šeimos teisėms. Šiandien mums tenka susidurti su giluminė kultūrinė krize. Tai nėra laikina ar ciklinė krize, ko ne kiekvienoje Europos valstybėje, ypač vidurio Europoje. Gimstamumo lygiai yra nukritę gerokai žemiau to lygio, kuris yra reikalingas užtikrinti tautų išlikimą. Tai yra dabar tas rodiklis yra mažiau negu vienas vaikas vienai moteriai. Mūsų visuomenės senėja, mes kaip tautos traukiamės. Tai nėra tiesiog abstraktus rodikliai, tai taip pat atsispindi ir griūvančiose pensijų sistemose, mažėjančios darbo jėgos problema. Migracijos politikos yra įgyvendinamos net ir prieštaraujant žmonių valiai. Na ir galiausiai visą tai prives prie to, jog mes prarasime savo nacionalinę tapatybę, kaip ir šalies saugumą. Demografija formuoja ateitį kur kas labiau negu politikos priemonės, tačiau šią krizę negalima paaiškinti vien tik ekonominėmis priemonėmis. Vienos turtingiausios valstybių, turinčios geriausias socialinės, ekonominės sistemas, susiduria su žemiausiais gimstamumo rodikliais. Taigi ši problema yra susijusi ne tik su šeimos materialinėme padėtimi, bet taip pat su antropologinėmis, teisinėmis, kultūrinėmis šios krizės priežastimis. Norime užtikrinti šeimos saugumą, turime užtikrinti tokias valstybės, kuriuose šeimos net būtų trapios. Vienas iš pagrindinių šių krizių priežasčių yra susijusi su tuo, jog daugelį metų valstybių politikos buvo formuojamos taip, kad šeimos politika buvo traktuojama ne kaip priemonė sprendimų priėmimui, bet kaip problema. Tačiau realybė, statistika rodo ganėtinai priešingą rezultatą. Stabilios šeimos užtikrina didesnį gimstamumą. Šeimose gimstantis vaikai susiduria su mažiau socialinių problemų, geresnius rezultatus rodo mokyklose. Šeima turi natūralią struktūrą.
Ir tai yra vienintelė gyvybinga struktūra. Pagal ją yra pasidalijama vaidmenimis, atsakomybėmis. Tai padeda diegti religinius įsitikinimus, vertybės. Tačiau kultūra dabartinėme pasaulyje dominuoja viešoje erdvėje ir tai kenkia šeimoms. Sumenkinamas motinos vaidmuo. Šeima užtikrina stabilumą, ideologiniai eksperimentai to neužtikrina. Lenkijoje šeimų, sugriuvusių šeimų kaina yra didelė, yra netgi ir paskaičiuota, kiek tai kainuoja valstybei ir žmonėms. Taigi stiprios šeimos yra taip pat susijusios ir su protinga valstybės politika. Šeimos yra formuojamos pasitelkiant įvairias iniciatyvas, tiek nacionalinės, tiek tarptautinės. Pasitelkiama ir švelnioji tarptautinė teisė. Atsižvelgiant į visą tai, mes turime pažvelgti į valstybių patirtį. Valstybių, kurios yra ratifikavusios vadinamą Stambulo konvenciją, kuri taip pat formuoja ir šeimos politiką visoje Europoje, atsižvelgiant į lyčių pagrindų kuriamas politikos priemonės. Lenkija taip pat yra ratifikavusi Stambulo konvenciją gera valia, tikėdamasi apsaugoti smurto aukas. Toks tikslas, žinoma, yra pateisinamas, tačiau realybė parodo, kad situacija yra kur kas problematiškesnė. Konvencija įveda lyties savoką kaip socialinę struktūrą, kur yra nesusijusi su biologinė realybė, įpareigoja vengti stereotipinių vaidmenų. Praktikoje tai reiškia, kad reikia kvestionuoti šeimą, santuoką, tėvų vaidmenis. Konvencija įpareigoja valstybės priimti, kaip jau cituoju, būtinas priemonės, kurios susijusios su socialinių tendencijų keitimu, tam, kad būtų atsikratoma tradicijų, įpročių, kurie priverčia vyrus ir moteris imtis tam tikrų vaidmenų. And some of the highest levels of female participation in public office and corporate leadership in Europe. In other words, this program of social engineering. Šis socialinės inžinerijos programa pagal šią konvenciją yra primetamos visuomenėmis, kuriuose tradicijos nuolat demonstruodavo, jog jos geba užtikrinti didesnę lygybę negu kai kurios kitos vakarų valstybės. Viso šio proceso centre yra Grevio komitetas. Institucija, kurios užduotis yra stebėti, kaip yra gyvendinama Stambulo konvencija. Grevio komitetas atlieka kur kas daugiau negu vertina smurto rodiklius. Jis taip pat vertina ir ideologinius reikalavimus, spaudžia valstybės, kad būtų atnaujinama nacionalinė teisė susijusi su šeimos politika. Dar labiau neramu ir tai, jog trūksta ir skaidrumo Grevio komiteto veikloje. Analizė rodo, jog Grevio ekspertai turi ryšių ir su radikaliomis ekspertų organizacijomis. Tai nėra tiesiog neutrali stebėsena, tai yra politinis spaudimas, kuris yra įgyvendinamas per tarptautinius mechanizmus. Mes turime atvirai kalbėti ir apie feministų judėjimą, kuris taip pat yra susijęs su Grevio veikla. Feministų grupės siekia transformuoti visuomenės pasitelkdamos socialinę inžineriją. Tai yra grupuotės, kurios yra spaudimą darančios grupės, kurios motinystę mato kaip apribojimą, kurios pasitelkia idėjas, kurios yra nepagrįstos statistika, duomenimis, tačiau jos vis tiek labai smarkiai prisideda prie tarptautinės teisės, tarptautinės politikos formavimo. Taikydami tokią tokias tarptautinės taisyklės, neužtikrinsime veiksmingos demografinės politikos.
Tačiau didėja pasipriešinimas tiek Europoje ir kitur tokioms ideologijoms. Vengrija pasirūpino, kad Stambulo konvencija netitiktų šeimos politikos. Slovakija atsisakė ratifikuoti konvenciją, minėdama, jog tai prieštarauja konstitucijai. Bulgarija taip pat pasitelkė tokį patį argumentavimą. Čekija taip pat nurodė, jog konvencija kelia tam tikrų suverenumo klausimų. Tai nėra vien tik emocinių pagrindų keliami susirūpinimai. Tai yra suverenių valstybių blaivus sprendimai, kurie yra pagrįsti konstitucinę valstybių tapatybę, taip pat atsakomybę už bendrą valstybę gėrį. Tai yra pasipriešinimas antinatalizmui, kuris yra matomas ir pasauliniu mastu. 2025 pabaigoje buvo pastebėta, jog tiesiog nėra šitų naujų, nėra palaikymo šioms naujoms modernioms idėjoms. Valstybės imasi gimti šeimas, teisę į gyvybę, reikalaudami tikros paramos tiek motinoms, tiek šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų administracija, vadovaudama Donaldo Trumpo, taip pat atliko labai svarbą vaidmenį, kad būtų atnaujinta ta pusiausvyra tose diskusijose pasaulio mastu. It reminded the world that pluralism dar kartą priminė visam pasauliu, kad pluralizmas taip pat yra labai svarbi vertybė. Šiame kontekste kritikos negana. Mums reikalinga ir teigiama alternatyva, tai yra tarptautinės teisės alternatyva. Konstruktyvus pasiūlymas, kuris sustiprintų šeimos politiką ir pasirūpintų, kad šeimos aspektai būtų integruojami tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje. Būtent todėl Ordo Iuris Teisinės kultūros institutas parengė dokumentą, kurį taip pat oficialiai palaikė tiek premjeras, tiek vadovybė dar Lenkijos 2019 metais. Tai buvo dokumentas, kuris buvo parengtas per Varšuvos simpoziumą 2019 metų pabaigoje. Prie to prisidėjo įvairūs ekspertai. Šis dokumentas, ši konvencija būtų labai svarbi siekiant užtikrinti žmogaus teisių užtikrinimui. Ir šis dokumentas tiesiog pabrėžia pagrindinę tiesą. Tai yra, kad šeima yra pagrindinis valstybės ramstis, kad santuoka tarp vyro ir moters yra stabilumo užtikrinimo priemonė. Šis pasiūlymas, tokio dokumento pasiūlymas, atliepia vidurio Europos poreikius, jis gerbia konstitucinius reikalavimus, jis yra paremtas patirtimi, jis taip pat remiasi ir steigiamo komiteto veikla, komiteto, kuris rūpinasi šeimos politikos įgyvendinimu, ir jis dar kartą įrodo, jog modernumas nėra reikalingas šeimos politikai įgyvendinti. Tai yra svarbi istorinė atsakomybė, ponios ir ponai. Mes galime parodyti, jog galime teikti prioritetą šeimos politikai ir turime aiškiai pasakyti, jog mūsų valstybių demografijos ateitis priklauso nuo santuokos, nuo tėvystės, nuo motinystės, nuo tėvystės ir nuo šeimos gyvenimo. Tikiuosi, ši diskusija Vilniuje taps pirmų žingsnių šią kryptimį. Tai tokio dokumento parengimas galėtų tapti tą viltimi, rodančią, kad Europai rūpi šeimos. Ir aš tikrai galiu patikinti, kad mes esame pasirengę konsultuoti visus visoje Europoje tokios konvencijos parengimo klausimu.
Mes tikimės, kad ši konvencija suverenių valstybių pritarimu bus priimta kaip tarptautinis dokumentas ir pasirūpins, jog galėtume sukurti tą atsvarą toms tarptautinėms grupėms, tarptautiniams agentams šiuo metu veikiantiems šioje srityje ir tikrai padės tautoms sprendžiant šios šeimos klausimus. Dėkuoju uždėmesi.